įstoginau. Važiuojam. A few moments later. Nu ką, pirmas užkūrimas po grandinių keitimo. Dizeliuko yra biški, bet galima ant prakatkės nuvažiuoti, užsipilt. Nu ką, važiuojam. Sakė, po grandinių ir švaistiklių keitimo meistrelis pravažiuot kokius 200 km ramiai. Tai va, nuliai nusimušę yra. Pavažinėsim biški ramiai, kol kas prasišikt nedavinėsiu. Ten gal prisitrina ten metalai. Galėčiau vėliau ramiai, be jokių napregų važinėt. Nepamanu, plačiau vairą padarė, ar ne, vairas kreivas buvo. Čia gal dėl traukėsis buvo, kur lygtais biški šon, ne? Nepagaunu dar kol kas, ar vairas čia kreivas, ar ne? Alio. Žiūrė, Ramūnai, o kad vairas kreivas čia gal suvedimo reik, ar čia... Jo, dabar po traukių keitimo suvedimo reikia. Ok, supratau. Aš tau pasakyti. Nu va, suvedimo reik padaryti, nes vairas kreivas. Ir artimiausiu metu lempas dar priekinės atsipoliruot, nes jos, ble, pavargusios. Labai negerai žiūrisi, negražiai tas lempas pavargusios. Tai vat, artimiausi darbeliai tokie. Paskutinį laušelį. Iškratom. Ну чё ты, малый? Работаешь? Слушай, а можешь звякнуть тему, что лямпа полирует? Здесь и мог бы, не мог бы. Да я и teraz могу, машина забрал, дизелька залил, видишь, покататься. Хотим 200 км, чтобы накрутить. Ты пометишь где там, да? Бля, где-то на тем, ну, возле клиника, в гаражах. В гаражах, по-моему, предостатний заезд слева. Ага, окей. Ну, заранее. Харя, звякни, перезвони. Давай. Taip, galimai, jeigu priims, nuvažiuosiu lempas atsipoliruot. Būtų gerai, kad priimtų. Gerai, jau čia pabiškai gal minu aš link kažkur. Jeigu priims šiandien, taip nuvažiuosiu atsipoliruosiu, jeigu ne, tai varysiu namo. Na, šiaip dizeliukas šiaip maloniai važiuoja, patinka man. Patinka man 3 litrų dizeliukas. Taip, tai gal nepapasakoju užkart, čia atsisėdau užkart važiuot. Žodžiu, 3 litrų dizeliukas, SM1 X-Drive'as. 7 metai faceliftas, 173 kW, Newtonmetrų nepamanu kiek. Kol kas pilnai stokas. Planuose čipukas, dėžės softas XHP, gal kokį downpipe'ą. Nu ir kaip daily, manau, bus gerai. Pasižiūrėt noriu šiaip, na, aišku, dar pravažiuoti 200 km apkatkę ramiai. Norėsiu pamatuot, kiek stokė važiuoja. O po to bus įdomu pamatuot, kiek po čipo, po dėžės XHP softo pipe'o. Jeigu gausis, tai viską atskirai ir pamatuosiu ten, tarkim, čipą įrašysiu. Pamatuosiu pirmą ant stoko, tada įrašysiu variklio čipą, pamatuosiu vėl. Tada įrašysiu XHP, vėl pamatuosiu. Nu ir pipe'ą tada išsiimsiu ir irgi pamatuosiu, pažiūrėsim, kiek kas duoda. Čia aišku, tokie planai, nežinau, gausis, nesigaus taip viską padaryti pailiui, bet pabandysiu. Vat, ant grandinio, aišku, su indeklais papuoliau, nes prie 300 kem štukų ridos dar buvo originaliai grandinė ir indeklai. Tai vat pasikeičiau dabar, 1.8 apsėjo. Čia jau ir su variklio tepalais, su razdatkas tepalais, nes X-Drive'as. Nu ir dar pakabos keli elementai irgi buvo pakeisti. Tai
1.8, tiksliau 1.750. Bet aišku, yra vienas bet, kad čia yra sandėlis, tai yra universalas. Sveria dauja. Man atrodo, jeigu gerai pamenu, 1850 kg sveria. Kai sedanas toks pat sveria 1.550 ar 1.6 tonos. Tai universalas daug storesnis. Todėl, aišku, ir jie kūro daugiau ir važiuoja. Bet tai bandysim, čiuposim, žiūrėsim, kas čia gausis. Nu ką, tai šiandien kol kas viskas. Biški 25 km pravažiavau. Gal dar vakare kažkur išlysiu prasivažiuot. Kol kas, kaip ir meistrelis sakė, reikia kokius 200 km ramiai, o toliau jau bus galima duot prasišikti. The next day. Tai nauja diena, nauji darbai. Lieksiu dabar ant 3 susitaręs lempas atsipoliruoti, tai vat važiuoju iki poliruotojo, atnaujinsim lempas, tikiuosi atrodys kaip naujos, tikiuosi, kad ne iš vidaus, ten jos yra tokios užsimūtinusios. Tai vat žiūrėsim, kaip kas ten gausis. Lempas va čia va labai tokios užsimūtinusios, kaip aprūkusios va iš šonų visur. Ir čia va ypač va apačioj šonuose. Gal niekada ir nebuvo poliruotas, tai vat varau, atsipoliruosiu, žiūrėsim, kaip gausis. Prisukau jau beveik 5 kilometrų. Tai va pabiškai gal apsitvarkysiu tą mašiną, prasuksiu tos 200 km apkatkės, kad būtų galima paduoti biškai prasišikti sandėliukai. Salonė degėsis, kažkaip smirda guma. Labai suprantu, čia iš manęs. Ar čia šiaip iš rajonio? Kvapas toks rajoniuko. Smauga. Dūmina, nu. Kažkas dūmina, reikia meistreliui gal pasukti. Meistreliui pasiskambinau, tai sako, kad galimai ten tie paliukai neapdegė. A few moments later. Taip, tai nupoliravo ką tik man lempas. Per tą laiką meistreliui paskambinau dėl to dūminimo iš po kapoto, tai sako, gal ten kažkas dar dadega, kažkokie tepaliukai ar kažkas. Bet va, žibintai tai kai nauji. 2 hours later. Nu, prisivažinėjau. Pasirodo, numeriai tranzitiniai negalioja. Baudelė šviečia. The next day. Sekančios dienos rytas, atvariau iki sandėliuko. Laukiu trolisto. Kažkokių minučių 10-15 turėtų būti, iki regitros varysiu. Vis vakar gavau baudelę 55 eurus, kad su negaliojančiais numeriais ir išregistruota transporto priemonė dalyvauja eisme. Nors ant dokumento parašyta, kad iki 4 mėnesio 15 dienos. Nežinau, kaip ten keičiasi tie terminai, ten atliekant pirkimo pardavimą, neįsivaizduoju. Bet žodžiu, važinėjau, sustabdė, išrašė baudą, sutrolu į regitrą dabar. Atsistosiu į gyvą eilę, kad ten apžiūrėtų tą automobilį, nes jis neregistruotas Lietuvoje, tai reikia priregistruoti kaip iš užsienio įvežta. Ten turi sutikrinti ant kėbulo VIN numerį, ten kažką dar, žodžiu, turiu taip registruoti, nes šiaip esu užsirašęs esu už savaitės kažkur į regitrą, bet kadangi čia toks veiksmas įvyko, tai varau į gyvą eilę, kad greičiau prisiregistruotą mašiną greičiau važinėti. Nu va, išsikrovėm. Sandėliukas jau iš karto eilėj. Troliukas keliauja savais reikalais. Stoviu eilėj, čia mašinų biški yra, kai valandėlę, manau, kitą kaip minimum užtruks, bet svarbiausia užregistruočiam. Vakar, karočią, dėl šitos situacijos su bauda parašiau regitrą į policiją, elektroninius laiškus, žodžiu, ir paklausiau, kaip čia yra, kad laikinoji registracija galioja iki ten vienos datos, o man bauda išreiškia, kad negalioja, ten pas mane numeriai, ten transporto priemonė išregistruota. Ir kaip tik penktadienis vakar buvo, tai galvoju, tikrai gausiu atsakymą ne anksčiau kitos savaitės. Tai Facebooką ten vieną grupę savo parašiau. Užklausiau, galvoju, pabursim su Hebra iš kavos tirščių, kaip čia kas.
ir užklausiau dėl šitos situacijos ir man, žodžiu, parašė tas pats pareigūnas, kuris mane vakar sustabdė ir baudą išrašė, jis man parašė, kad sveiki, jūsų numeriai galioja iki 15 dienos, bet jei įvyko pirkimas, pardavimas, numeriai nustojo galioti iki termino. Ką tik pakalbėjau su regitros darbuotoju dėl tos baudelės, tai sako, pagal faktą, jeigu būtum turėjęs dokumentą, tai negalėjo tu niekas jokių baudų išrašyti, nes, ta prasme, dokumentai yra įrodantis, kad tas ir tas galioja. Bet kadangi dokumentų neturėjai, nu, tai taip ir gaus. Bet ir pažiūrėsim, ką regitra atrašys ir policija. Gal gautis kažkaip, kad tą baudą nuliuot ar ką. Pabandysim atsimazinti kažkaip, žinoma. Nu ką, dan. Mašina užregistruota. Numerius gavau, todėl čia prisiparkuosiu kažkur. Užsidėsiu naujus numeriukus. Ir dar patikslino dėl tos baudos, man tai sako, mašina tavo išregistruota jau buvo. Dėl to ir gavai baudą. Tai kaip ir net nebėra ko, tai reiškia buvo už ką išrašyti. Much later. Nu ką, ribetas, nuo automobilio registracijos praėjo 6 dienos. Dabar penktadienis, 9 ryto, važiuoju į ratų suvedimą. Va, vairas kaip stovi. Šonu biškį, tai varau pasidarysiu su ratų suvedimą. Kol kas tiek. Nuo grandinių ir indėklo keitimo jau pravažiavau apie 600 km. Automobilio dar nematavau. Bet artimiausiu metu planuoju pasimatuoti, kiek važiuoja stokį ir po to, kad palygint, kaip važiuos po Stage 1, XHP softą ir taip toliau ir panašiai. 2 hours later. Taip varau atsimti jau mašinos pasuko meistrelis ratų suvedimą, bet žinia ta, kad priekį ten kažkaip padarė, nu ta prasme pirmą galvojo, kad nepadarys, bet kaitino ten tos varžtus, tai priekį suvedė, galo padaryti, sakė, nesigaus ir net nebandė, nes sako, reikia keisti ten varžtus, nu žodžiu, reikia pjauti varžtus ir keisti, nes užrūdėjo, žodžiu, gemoras. Bet kai iš pirkupo nusiperki mašiną ir taip ir būna. Tai va dabar varau, atsiimsiu mašiną. Žodžiu, atsiėmiau mašiną. Priekį padarė, galo, kaip ir sakiau, negali padaryti. Bet va, vairas dabar tiesiai stovi. Bet vis tiek reikės dabar dar į servisą rašytis, kad pertvarkytų galą, nes ten varžtai užrūdyja. Ir tada vėl tą pačią procedūrą kartuot, vėl suvedimą. Tai dabar varau į Moikę, nusiplausiu sandėliuką, kad ten penktadienį automobilis bent jau gražiau atrodytų iš 3 metrų. Tai lekiam į Moikę. Ir tą visą procedūrą, visą tą galą reiks susitvarkyti kuo skubiau, nes ėda galinį kairį ratą, jau sakė, ten nuėsta biškį yra, bet aišku, man ant šitų padangų čia dar nuo praeito savininko perikupčiko likusios kažkokios 17 metų šūt padangės, tai vis tiek reikia artimiausiu metu pasidaryti, kad susitvarkyti pilnai, kad normaliai tvarkingai važinėti. Dar va dalykas, kurį reikia susitvarkyti artimiausiu metu, tai kondiškenės. Šalto oro nepačio, jau kad šnekas darosi, leva dabar sėdžiu, prakaituoju kaip kiaulienas. Dar net nėra taip karšta baisiai. Artimiausiu metu irgi reikia kažkur nuvažiuoti, kad užpildytų kondiškę. Tikiuosi užteks tik tai užpildyti, nebus ten jokių skilių ten kažko, pro kur ten kondiškė, tai išeina freonas, tai reiks išsiaiškinti. Vis dar visokie tvarkymo, remonto darbai po biškį vyksta, taip pat ir būna, kai mašiną nusipirkė. Po biškį kasiakus tvarkai nuo praeito savininko, dar kai praeitas savininkas perikupčikas, tai šitų kasiako po biškį visi išlenda ir išlenda. Kol kas didžiausias kasiakas tai grandinė su indeklais, kur apsėjo man 1,5 gabalą jau. Bet tai kaip pagoda savo sakau, kad nu tai dabar bent jau tvarkingai galėsiu ramiai važinėti. Žinau, kad grandinės pakeistas artimiausias 200 štukų, kokios apšė galima ramiai važinėti. Ramiai, bet neramiai. Tai pasidraskyti galima, aš taip nebijant, kad nupista grandinė man. Tai jau dabar už priekinės ašies suvedimą ale kažkokį tenai, kad bent jau vairas stovėtų tiesiai 7 eurų suplojau. Sakė, valandą prasipisa, ten 3 kartų iki raudonumo kaitino tą varžtą kairiai pusį. Kad vairą bent išstatyti, bet sakė, kitą kartą, kai atvarysiu daryti galą, tai vis tiek, kai padarysiu galą, pabėgs vėl priekis, tai vėl reikės daryti priekį. Bet jau, sakė, nuo laidėlę padarys man
the boy for.